tai čia yra skiautinys įdomumo dėliai vadinasi. Kaip ir toks kažkokio užmojo svajonės pildymas ir iš ką aš buvau sugalvojus, kai ten man buvo 18 ir mano močiutė buvo skiautininkė. Ir ten, kai vasaras leisdavau ir pasakydavau ten visokių tų įdomumo dėliai, ramių blusių, kad nekastų kūnų jūsų, ir paskui tas lydėjo mane žodžių žaismas. Ir aš žaidžiu su tuo, kad sako, padarysiu įdomumo dėliai, bet tada aš išimu tą dėlę kaip gyvūnų, kaip gyvi. Ir aš sakau, pasakoju tokią istoriją, kad pavasarį, kai jau viskas atšyla ir prasideda visur gyvybė, reikia vandens telkinėliuose susirasti savo asmeninę įdomumo dėlę, kuri išsiurbia visą nuobodulį, liūdesį, apatiją ir į tą džiaugsmą grąžina, bet tada reikia irgi atsargiai, kad nepersiptų, neišsunktų, nes galima vėl grįžti į tą patį liūdesį. Ir netgi tas pats atlikimas skiautinys iš tų tokių skiautelių, tai tas spalvotos dalis yra iš močiutės palėpės. Aš kažkaip nei moku tos ten tiksliai super technikos, todėl matosi, ten yra prie D raidės skylė. Man pritrūko tų juodų su geltonais taškiukais, tai aš naktį dirbdama tekstilės laboratorijai prisipiešiau tiesiogiai. Ten matosi, kur blankesni skiautelės. Tai aš viską dariau ant to tokio lengvumo, žaidimo, tiesiog įdomumo dėliai.